Kai ištinka asmeninė krizė ar krizėje atsiduria visa organizacija, neišvengiamai didesnis krūvis tenka mūsų psichikos sveikatai. Ar žinojate, kad organizacija nutikus kriziniam įvykiui galite kreiptis skubios ir nemokamos pagalbos į mobilias profesionalių psichologų komandas? Asta Groblytė, mobiliosios psichologinių krizių veikimo komandos atstovė, dabar papasakos, kaip sušvelninti poveikį psichikos sveikatai, kai organizacijoje krizinis įvykis. Asta, prašau. Labą dieną. Pasijungsiu prezentaciją. Kaip jau Agnė minėjot, esu iš mobiliosios psichologinių krizių įveikimo komandos ir šiame titulinėme puslapyje yra 2 logotipai, tai yra mūsų krizių įveikimo komandos kartu su telefonu ir taip pat Sveikatos apsaugos ministerijos, kuri nuo praėjusių metų finansuoja šią paslaugą visoje Lietuvoje. Tai šiandien ir norėčiau pristatyti, su kokiomis krizėmis dirbame mes, kas yra mūsų tas krizinis laukas, kokias paslaugas teikiame ir kuo ta paslauga gali būti naudinga jūsų organizacijai ištikus kriziniam įvykiui. Tai pirmiausia, kas yra krizė? Ir apie krizę mes kalbam nebe iš vadybinės, ne iš viešųjų ryšių arba gamybinės, bet daugiau iš psichologinės pusės, kas tai yra situacija arba įvykis, kuris gali sukelti psichologinę krizę žmonėm ir organizacijai. Krizinė situacija vadinam netikėtus dalykus, tai yra tai, kas netelpa į mūsų kasdienybės rėmus ir ką mes paprastai suvokiame kaip blogį, kad to neturėtų būti mūsų gyvenime. Tai netitinkančius dalykai mūsų etinių principų. Krizinės situacijos ir kriziniai įvykiai pasižymi tuo, kad mes prarandame savo įprastą kasdienybėje kontrolės ir saugumo jausmą. Tai, kas esam kasdienybėje, gyvename taip, kad galvojame, kad galime planuoti rytdieną ir savaitę ir darbuose, organizacijose irgi taip pat planuojame, turime savo nusistovėjusią kasdieninę rutiną ir kriziniais įvykiais vadiname tuos, kurie tą rutiną suardo ir primena mums mūsų tokį egzistencinį nesaugumą ir iš tikrųjų, kad gali įvykti ir blogų dalykų gyvenime. Jeigu prisiminsit Maslow poreikių piramidę, tai saugumo jausmas yra ten kažkur labai apačioj, tai reiškia, kad jis yra vienas iš bazinių poreikių žmonių. Ir kai tas jausmas susvyruoja, tai susvyruoja mūsų visas laivas ir darosi labai nesaugu, neramu ir gali atsirasti daug pasimetimo. Kriziniai situacijai ir įvykiai yra tokie įvykiai, kuriuose patiriame žalą ir vyksta netektis. Čia kalbame netektis plačiaja prasme, nebūtinai netenkame žmogaus, galima netekti sveikatos, galima netekti saugumo ir panašiai. Žala irgi jinai gali būti visokia, bet tai yra susijęs su netektim ir mūsų laukia tam tikras toks gedėjimo procesas. Ir susitvarkymui su tokia situacija reikia kitokių resursų ir tų kasdieninių elgesio būdų, prie kurių esam pratę, jų nepakanka. Reikia kažko daugiau. Tai čia toksai yra bazinis apibrėžimas, kas tai yra įvykis, kuris potencialiai gali būti traumuojantis. Įvykis ir krizinė situacija gali būti labai įvairaus lygmens. Tai gali būti asmens krizė ir jeigu taip pagalvoti apie pavyzdžius, tai pagal tą apibrėžimą netektis, netikėta ligos diagnozė, skyrybos ir panašus dalykai yra dalykai, kuriuos vadiname asmeniniam krizėm. Jeigu kalbėti apie organizaciją ir darbovietę, tai tam tikri nelaimingi atsitikimai arba avarijos
gali tapti skyriaus arba visos organizacijos krize. Ir čia šiuo atveju tą apimtį vertiname pagal tai, kiek žmonių yra tiesiogiai paleista ir paveikta psichologiškai to įvykio. Ir aišku, gali būti nacionalinės ir pasaulinės krizės, kaip paskutiniu metu patyrėme ir pandemijos, ir karo Ukrainoje atveju. Aišku, tai yra įvykiai turintys poveikį daug platesnį negu mūsų organizacija arba įstaiga, tačiau jie gali kažkaip specifiškai paliesti ir mūsų organizaciją. Kai teko dirbti ir COVID pandemijos metu, tai, sakysim, gydymo įstaigoje, pavyzdžiui, toks krizinis įvykis, ar ne, pirmasis susirgimas COVID-u, pirmoji mirtis nuo COVID-o, pirmasis kažkoks tai didelis darbuotojų dalies išėjimas į biuletenius dėl ligos ir darbo sumažėjimas, tarsi tiesiogiai lyg ir nekelia rizikos mano paties sveikatai ir gyvybei, bet primena apie tai, kad ta rizika yra visai arti. Ir dar jeigu susiaurinant tą krizės apibrėžimą, su kuo mes dirbam mobiliosiuose komandose, tai dirbam su įvykiais, kurie yra susiję su grėsme žmogaus sveikatai arba gyvybei, su žala žmogaus sveikatai arba gyvybei, arba grėsme, arba įsivaizduojama grėsme. Tai yra tokie įvykiai, kurie tiesiogiai paveikia žmogų ryšium per rūpestį savim, savo saugumu ir labiausiai pažeidžia saugumo jausmą. Jeigu taip imti pagal pavyzdžius, pagalvoti apie pavyzdžius, tas sąrašas tikrai nėra baigtinis, nes kiekviena krizė, net jeigu įvykis ir panašus, vis tiek yra kitokia ir įvykiai turi savo. Tai yra nelaimingi atsitikimai organizacijoje, agresijos, smurto patyrimas organizacijoje iš klientų arba organizacijos viduje, netikėti mirties atvejai, savižudybės arba bandymai žudytis, gaisras, avarinės situacijos, kada nukentėjo arba net nebūtinai nukentėjo žmonės. Ir taip pat, kaip minėjau, su pandemija arba karu susijusios pasekmės tiesiogiai liečiančios organizaciją. Pavyzdžiui, jeigu joje dirba ukrainiečių šeimos nariai, kurių šeimos nariai dalyvauja karo veiksmuose, arba šiaip turi tokių, yra kažkaip tai kitaip paliesti tiesiogiai karo. Tai toks nelinksmas sąrašas ir ką tai reiškia, yra krizinių įvykių, kurių iš tiesų galėtume išvengti, ar ne, turėdami rizikos valdymo planus ir apgalvodami juos. Tačiau taip jau yra, kad krizės yra neišvengiama mūsų gyvenimo dalis. Daugybės dalykų mes galim išvengti, bet deja ne visų, nes negalim kontroliuoti visko, kas supa mus, negalime būti tikri dėl savo, dėl artimųjų psichikos sveikatos dalykų. Ir pagaliau gyvenime atsitinka ir blogi dalykai. Tai krizės metu, kuo galėtų praversti psichologo pagalba? Kai mes kalbam apie individualias krizės, tai psichologo pagalbos naudingumas yra labiau suprantamas ir jau priimtinas mūsų visuomenėje ir įprastesnis. Bet jeigu mes kalbam apie organizaciją, kam organizacijai, įmonei, įstaigai gali reikėti psichologo, jeigu atsitinka krizė, paveikianti didelę dalį arba visą organizaciją? Tai pirmiausia, tyrimai rodo, kad kriziniai įvykiai ir aštrios psichologinės krizės iš principo jos kelia riziką žmogaus psichiniai sveikatai. Ką tai reiškia? Įvairių tyrimų duomenimis, net ir po teroro aktų, po tokių didelių krizinių įvykių, kada tie tyrimai realiai ir būna atliekami, rodo, kad nuo 60 iki 80% žmonių priklausomai nuo įvykio, gal kažkiek ir nuo paliestumo,
turi pakankamai asmeninių išorinių resursų ir tuo metu gali susitvarkyti su kriziniu įvykiu ir jo pasekmėmis be išorinės pagalbos. Ką tai reiškia turi resursų? Tai reiškia, kad jie yra pakankamai psichologiškai pusiausvyri, jie galbūt turi patirties panašių įvykių, jie turi ratą žmonių, artimųjų, kurie jūs paremia, jų gyvenimo būdas yra toks palaikantis sveikatą, jie galbūt turi mažiau žalingų įpročių. Tai yra ir vidiniai, ir išoriniai resursai, kurie padeda žmogui išlikti stabilesniam krizės akivaizdoj. Yra kiti dalykai situaciniai. Jeigu tai yra, jeigu aš gyvenu ramiai, tvarkingai, įprastai ir šiaip gerai ir mane ištinka krizinis įvykis, aš turiu kitokių resursų, negu kad prieš mėnesį palaidojus savo artimą, arba prieš 2 savaitės sužinojus kažkokios ligos diagnozę, arba būdamas skyrybų procese. Tokiose situacijose žmonės yra labiau pažeidžiami streso ir krizinis įvykis tokius žmonės tikėtina gali paliesti labiau. Taip pat turiu galvoje ir žmonės, kurie turi kažkokių psichologinės sveikatos problemų, kurių šiaip pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis per visą savo gyvenimą darbingo amžiaus žmonių turi apie 20% žmonių. Taip kad procentais paskaičiavus, gana nemaža dalis tikrai žmonių, kuriems išorinė pagalba, papildoma pagalba, nebūtinai net iš profesionalų, kartais iš pačios organizacijos, iš savo vadovų, gali labai palengvinti įveikti krizę. Krizės valdymas organizacijoje, jisai reikalauja skubių ir tinkamų sprendimų, kuriuos darant būtų atsižvelgiama į žmonių psichologinius poreikius. Tai reiškia, kad tos psichologinius poreikius reikia žinoti, juos atpažinti ir kiekvienoje organizacijoje ir situacijoje jie gali būti šiek tiek skirtingi. Aišku, baziniai tas saugumas, kontrolė, kažkoks emocinė rimtis, sugebėjimas greitai grįžti į kasdienę gyvenimo rutiną yra tokie pagrindiniai dalykai, kuriuos verta atliepti, bet kartais jų gali būti ir sudėtingesnių. Organizacijos krizių valdymo komandos nariai krizės metu taip pat yra paveikti, jie išgyvena stiprų stresą ir žinoma, kad pasirūpinti savimi, šitas tikslas jų yra pats paskutinis paprastai, dažniausiai pirmiausia rūpinasi įmonė, kolektyvų, žmonėmis, bendradarbiais, bet tam, kad galėtų pasirūpinti, suvaldyti krizę, kas yra ne vienos dienos darbas paprastai, o daugelio, tai tenka būtina pasirūpinti savim, kad galėtum pasirūpinti kitais. Ir, kaip jau ir minėjo ir mano kolegė prieš tai, kad krizės poveikis organizacijos veikloje, net ir nedidelės krizės skyriaus veikloje, jeigu mes imtim lokalesnę krizę, ne visos organizacijos, gali jaustis ilgesnį laiką. Ir labai verta pasiruošti ir mokėti atpažinti, kada tos krizinės reakcijos vis dėlto jau chronizuojasi, jos nemažėja, o duoda ženklus, kad reikia papildomos pagalbos. Ir taip grįžtant prie mūsų krizių įveikimo komandos, jeigu tai pilnas pavadinimas, tai mobilioji psichologinių krizių įveikimo komanda, mes esame krizių psichologai, turintis nemažai patirties ir su savižudybių rizika, ir su krizių organizacijose sprendimu, kurie teikiame nemokamą pagalbą krizėje atsidūrusiai organizacijai, bendruomeniai, šeimai. Tiek vadovams, tiek krizių valdymo komandai, tiek ir patiems darbuotojams, pačiai organizacijai. Iš tikrųjų mokomės iš pasaulinės patirties šitos veiklos, mokėmės iš Jeffrey Mitchell, Marylando universiteto profesorius, kuris pirmasis sukūrė tokią sistemą psichologinės pagalbos teikėjams. Bendradarbiaujame su Barselonos universiteto krizių įveikimo centru. Ir nuolat tobuliname savo metodą, savo supratimą ir
prisitaikome prie paties krizinio įvykių ir organizacijos. Kodėl mes, kodėl iš vis atsirado tokia paslauga ir kodėl mes manom, kad jos reikia? Todėl, kad atsitikus kriziniam įvykiui organizacijoje arba bendruomenėje, nukentėjęs asmuo, tiesiogiai fiziškai nukentėjęs asmuo paprastai gauna pagalbą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, poliklinikose, ligoninėse, yra specializuotos pagalbos organizacijos, kurie gali teikti ir psichologinę pagalbą specializuotais atvejais, jeigu tai susijęs su vaikų teisėm, tai ir vaikų teisės apsaugos tarnyba. Tačiau kolektyvas, kolegos, bendruomenės nariai, mes dirbam nebūtinai su organizacija, tai gali būti ir bendruomenė, kaip pavyzdžiui vaikų stovykla, kur yra laikina organizacija, ten susikūrusi ir veikianti 2 savaitės, pavyzdžiui, vasaros metu, šeimos nariai, kuriems tokios pagalbos sveikatos sistemoje, tokio algoritmo nėra, o jie yra paveikti ir, ta rizika streso chronizacija vis tiek yra. Tai mes dirbame būtent su šiais žmonėms, su artimaisiais, kurie yra paveikti krizinio įvykio. Ką mes darome, kaip mes padedam? Mūsų, jeigu jau taip visai padalinti į mūsų paslaugas į tokius 3 didelius žingsnius, tai mūsų paslaugos struktūra prasideda nuo pirminės konsultacijos administracijai, krizių komandai, kuri gali vykti nuotoliniu būdu, jeigu yra skubi, tai yra telefonu, arba gyvai mums atvykus. Dažnai konsultuojama įvairiais klausimais, taip pat ir komunikacijos, taip pat kartais tenka prisiliesti ir įmonės vidaus vadybos, prie vadybos klausimų, tuo aspektu, kaip padaryti tuos reikiamus veiksmus taip, kad žmonėms būtų tai pagalba ir atliepiant žmonių psichologinius poreikius. Kaip pateikti informaciją ir kas turėtų būti tam pranešime, kad vis dėlto ta informacija turėtų didesnį raminantį poveikį. Kokiu būdu vadybiniais sprendimais ir vadovai galėtų užtikrinti didesnį saugumą ir kontrolės jausmo atstatymą kolektyve. Tai tokia konsultacija yra pirminė. Toliau mes teikiam grupinės ir individualias konsultacijas paveiktiems žmonėm. Tai reiškia, pokalbyje su vadovais pirmiausia įsivertinam, kokios apimties yra krizė ir kiek žmonių yra paliesta, kiek yra paveikta, kokio lygio yra paveiktumas. Ir čia turim irgi atskiras būdus, kaip išskirstyti žmonės, kad vis dėlto grupėse būtų maždaug vienodo paveiktumo žmonės, kaip pastebėti žmonės, kurie yra labiau paveikti, kaip nepražiūrėti žmonių, kurie galbūt nebuvo labai arti įvykio arba nelabai susiję su nukentėjusiais žmonėm, tačiau gali būti labiau paveikti. Ir teikiame vienkartinės grupinės konsultacijas. Jeigu yra stipriau paveiktų žmonių, mes turime galimybę taip pat suteikti dar po 5 tęstinės individualias krizių psichologo konsultacijas. Į šitą dalį įeina konsultacijas ne tik tai žmonėm, pačiam kolektyvui, bet taip pat ir vadovams ir krizių komandai taip pat. Pabaigus darbą yra baigiamoji konsultacija administracijai arba krizių komandai ir taip pat atsiunčiam ataskaitą ir rekomendaciją raštu. Ir kodėl mes jas darom? Todėl, kad paprastai papuolam į organizaciją labai karštų laikų, kai labai daug emocijų, kai valdoma yra krizė, kai mes valdom krizę ir jaučiam labai daug su tuo susijusio streso. Tai nukenčia tiek mūsų atmintis, tiek mūsų dėmesys, tiek sugebėjimas kūrybiškai mąstyti. Taip jau yra. Tai yra tokie normalūs fiziologiniai, smegenų, psichologiniai procesai, kad susiaurėja šiek tiek mūsų matymas. Ir tai, ką mes dabar padarome, nebūtinai viską atsiminsime ir nebūtinai išmoktas pamokas gerai atsiminsime vėliau. Todėl ta medžiaga raštu, kurią mes pateikėm, kiek tenka girdėti iš klientų, tai labai aišku džiaugiamės, kad mūsų tas darbas yra ne veltui,
kad ištikus kitai, netgi visai kitokiai kriziai, kartais būna naudinga jas atsiversti ir prisiminti, kokia eiga reikia mąstyti, kas yra svarbu padedant žmonėm, kokie yra svarbiausi tokie pagalbos teikimo faktoriai. Ir jeigu taip labai apibendrinti ir vėlgi sutraukti į tokius 3 pagrindinius principus, ką mes manome, kas yra svarbiausia teikiant psichologinę pagalbą krizėje, tai pirmas punktas ir būtų susijęs su saugumu. Ir saugumu ne tik fiziniu, kas yra toks labiau savaime suprantamas dalykas, ar ne, fizinė, medicininė pagalba, bet ir emociniu, ekonominiu. Ką reiškia emocinis saugumas? Tai reiškia, kad nebūtų nepagristų kaltinimų paveiktiems žmonėms. Kad jeigu, pavyzdžiui, kas dažnai atsitinka, jeigu tai krizė yra susijusi su suicidiniu elgesiu, savižudybė arba bandymu žudytis, tos kaltės jausmo aplinkui būna labai daug paprastai. Kad tai neišvirstų į kaltinimus, į pykčius, į konfliktus, kiek įmanoma, kad būtų dedamos tokios pastangos, kiek įmanoma tiksliau informuoti, kas tai yra per reiškinys ir jeigu net yra kaltininkas, vis dėlto apie tai šnekėti tik tai esant įrodymai, esant konkrečiems duomenim, kad tai yra, pavyzdžiui, nelaimingas atsitikimas. Ekonominis saugumas, tai vėlgi, jeigu įvyksta kažkoks incidentas arba krizinis įvykis, kiek tai žmonės palies ekonomiškai, kiek palies jų profesinės perspektyvas, darbo vietą ir panašiai. Į visus šitus aspektus turėtų būti smarkiai atsižvelgiama ir mes siūlome, kad krizės metu bet koks, net atrodytų labai perdėtas rūpinimasis savo saugumu, nebūtų laikomas nereikšmingu, nevertu dėmesio arba perdėtu. Žmonėm labai svarbu šnekėti apie saugumą, prisiminti saugos taisyklės, prisiminti, galbūt pagalvoti, gal dar reikės kažko papildyti ar panašiai. Net jeigu paskui mes niekur nepapildysim, bet visą nerimą apie savo saugumą žmogus turi turėti vietos išreikšti ir tai turi būti atliepta. Antras labai svarbus dalykas psichologiniai geroviai po krizinio įvykio, tai yra informacijos kokybė. Tai yra laiku pateikiama tinkama informacija, kuri padėtų atsverti gandus, užbėgti už akių gandams ir taip pat, kurioje būtų irgi pakankamai atjautos ir žmogiškumo. Ir čia yra tokia nelengva užduotis. Mes tiesiog savo darbę irgi esam pasiruošę netgi paruoštukus tokiai informacijai. Ir čia, net jeigu įstaigoje yra komunikacijos žmonės, mes su jais irgi bendradarbiaujame ir tariamės. O jeigu yra mažesnės organizacijos, įmonės, kur tokių žmonių specialių komunikacijos nėra, tai ypatingai tada svarbus pasiruošimas komunikacijai, tiek žodžiu, tiek raštu, nes nėra lengva kalbėtis, pranešti žmonėm apie krizinį įvykį, ypač jeigu ten nukentėjo kolegos. Tai tam reikia ir psichologinio pasiruošimo, plano susidarimo, apgalvojimo ir tokio nemažai emocinio krūvio. Ir trečias dalykas, tai yra suteikti galimybę ir paskatinti pasirūpinti savo psichologiniais poreikiais. Kiek pas mus visuomenė įprasta savo psichologiniais poreikiais rūpintis, tai aišku, susiduriam su labai įvairiais atvejais ir pirmiausia, padedam žmonėms juos atpažinti, įsivertinti, kad būti psichologinėje krizėje tai nėra liga. Krizinės reakcijas, kokios jos betrodytų neįprastos, nėra sutrikimas, tai yra normalaus žmogaus reakcija į nenormalią situaciją. Ir užduotis yra tik tai juos tai išgyventi ir padėti tom reakcijom nurimti, jas suprasti ir prisitaikyti prie pasikeitusio gyvenimo, prie netekties, kurią teko patirti. Tai šitoje vietoje mes kaip psichologai dirbam šiek tiek kitaip, negu kad įprastai psichologai, kurie sėdi kabinete ir laukia, kol pas juos kreipsis žmogus, norėdamas psichologinės pagalbos.
mes manom, kad po krizinio įvykio psichologinė pagalba turėtų būti siūloma proaktyviai. Tai reiškia, kad mes rekomenduojame vadovams pasikviesti ir šitą psichologinę pagalbą daryti dalimi privalomo algoritmo savo įstaigoje, kad žmonės po krizinio įvykio, kurie dar, jie negeba ir ne tai yra pirmasis jų interesas psichologinė pagalba, mažai tikimybės ir paprastai pirmomis dienomis po krizinio įvykio jos nesikreipia, o šita pagalba gali labai palengvinti jiems gyvenimą ir pagreitinti išėjimą iš krizės. Todėl mes važiuojame tiesiai į įmonę. Įstaigos vadovas kviečia žmonės susitikimam, kuriems mes manom, kad jie yra paliesti, ir siūlome savo pagalbą proaktyviai. Kokia nauda įstaigai, organizacijai šios pagalbos? Bendruomenės ir organizacijos vadovams padedame iš vis geriau suprasti krizės psichologinį poveikį ir žmonių reakcijas. Jeigu įstaiga turi krizės valdymo planą, tai konsultuojame dėl atskirų veiksmų, kartais tenka ir padėti sudaryti tokios krizės valdymo planą. Suteikiame individualią grupinę krizinę pagalbą, o jos tikslas užkirsti krizinių reakcijų chronizaciją. Chronizacijai, kad krizinės reakcijos jos sloptų ir žmonės išeitų iš krizių. Jeigu matome, kad tęstinės pagalbos poreikį, ieškome ir randame, kur nukreipti žmogų tęstinės pagalbos, net jeigu mūsų pačių pagalba tokiu atveju nėra tinkama, padedame įvertinti krizės valdymo užbaigtumą ir, kaip ir minėjau, pateikiame išvadas ir rekomendacijas ateičiai. Tai tiek trumpai apie mūsų komandą. Noriu pasakyti, kad labai dažnai sulaukiame skambučių iš organizacijų, kai mūsų pagalbos užtenka tiesiog vienos konsultacijos telefonu. Ir tai yra ta krizinė pagalba ir paskui organizacija puikiai susitvarko pati. Tai reiškia, kad ne visais atvejais mes važiuojame organizaciją, teikiam pagalbą tiek telefonu, nuotoliniu būdu, tiek vietoje, jeigu tai yra paveiktų žmonių yra daugiau ir tų susitikimų reikia daugiau. Dirbame kasdien, taip pat ir išeiginėmis dienomis, ir dar kartą primenu, kad šita pagalba organizacijoms yra nemokama. Tai tiek, ačiū už dėmesį ir laukiu jūsų klausimų. Ačiū, Jums, Asta, labai įdomu pasiklausyti. Klausimų iš tikrųjų turime, tai gal aš nieko nelaukdama ir pradėsiu. Aš prisipažinsiu pati, kad iki šio renginio, iki pasiruošimo jam net nežinau, kad egzistuoja tokios mobilios komandos, galinčios pagelbėti krizėje atsidūrusioms įmonėms ir organizacijoms. Įdomu būtų sužinoti, ar Lietuvos įmonės naudojasi jūsų paslaugomis, ar aktyviai, kokie yra mastai, ar galbūt galite duoti pavyzdžių, ką, pavyzdžiui, neseniai jūsų komandos padėjo, tik nežinau, ar galite įvardinti konkrečiau. Gal jeigu taip nuo pirmo klausimo, tai iš tikrųjų mes šią paslaugą jau teikiam nemažai metų kaip krizių įveikimo centras, bet jinai būdavo mokama. O paskutinius 2 metus jau ją finansuoja Sveikatos apsaugos ministerija. Ir dabar negalėčiau pasakyti skaičiaus, bet iš tikrųjų nuo praeitų metų kas ketvirtį tų kreipimusi daugėja. Iš tikrųjų, dažniausiai iš pradžių tai būdavo ugdymo įstaigos, švietimo įstaigos, tai yra universitetai, kolegijos, ten, kur psichologinė pedagoginė tarnyba galbūt teikia mažiau paslaugų, ir dažniausiai tie atvejai, kada mus kviesdavo, tai yra savižudiškas elgesys, savižudybės ir bandymai žudytis, kas Lietuvoje, kaip turbūt žinote, statistiškai yra pakankamai dažna lyginant su Europos vidurkiu. Paskutiniu metu mes ėmėme bendradarbiauti su didžiosiom Lietuvos įmonėm, kurios iš tikrųjų turi tokią kultūrą rūpinimąsi savo darbuotojais, ir kur vis dėlto ar gamyboje, ar susisiekimo paslaugose, ar paslaugų teikime, tokių vis tiek krizinių įvykių ir labai vertiname tokį bendradarbiavimą, nes
apmokome vadovus ir tada mūsų paslaugos jau reikia daug mažiau, mes gerai susišnekam, suprantam, ką vienas kitam galim pasiūlyti ir kaip bendradarbiauti. Bet taip pat kreipiasi ir nedidelės įmonės, taip pat krizinių įvykių įvyksta mažai. Ir sužinoti apie mus iš reklaminės kampanijos turbūt yra sunku, nes paskaičius tokią reklamą, krizinis įvykis, ne, pas mane nebuvo, nei 5, nei 10 metų, nebus čia, ne apie mane, ne man. Ir tai yra labai natūrali žmogiška reakcija, mes nenorim apie tai galvoti ir nenorim įsivaizduoti, bet kai atsitinka, tada bandome daryti mūsų paslaugą kuo labiau pasiekiamą ir internetinėje erdvėje, ir gyvai. Dėl pavyzdžių, kaip ir minėjau, tikrai savižudybės krizės, kada mes labai rekomenduojame kviesti mobiliąją psichologinę pagalbą, ypatingai todėl, kad savižudybė, kaip jūs turbūt turi tokį imitacijos rizikos reiškinį ir savižudybės prevencijos veikla ir darbas su paveiktais žmonėm, nes labai daug žmonių pas mus ir asmeniškai yra paliesti savižudiško elgesio iš savo asmeniniam gyvenime. Tai tokia ta pagalba yra labai svarbi, bet taip pat ir kitais atvejais. Vėlgi konkrečių pavyzdžių, kadangi mūsų paslaugos yra konfidencialios, mes užtikrinam konfidencialumą ir savo ataskaitose, ir ministerija irgi tą puikiai supranta, kad nei vardų, nei pavardžių mes negalime teikti, tai šiuo atveju konkrečių pavyzdžių negalėčiau pateikti, bet atvejai yra tokie. Bet aš teisingai suprantu, kad jūs galima kreiptis ir prieš krizę, norint užkirsti ją kelią, tai kai jūs apmokote tuo metu vadovus, ar turbūt vadovo grupės organizacijoje, ir jau tada, kai yra įvykusi krizė ir gali kreiptis bet kas, gali kreiptis įstaigos, gali kreiptis verslo atstovai, tai yra kas yra su to susidūrę, ar ne? O įdomu iš to jūsų, šiek tiek per planą papasakoti, kaip visą tai vyksta, ar dažnai užtenka įmonėms pirminės tos konsultacijos, ar dažniausiai reikia tokio gilesnio į jūsų įsitraukimo ir įsitirpimo? Kiek užtrunka, galbūt galima pasakoti tas procesas? Čia būna labai įvairiai. Aišku, man pačiai smagiausia atveju yra, kai atliekam mokymus, pavyzdžiui, ar ne, ir mokymų dalyvis kažkada paskambina paklausti vieno dalyko. Pas mus įvyko, aš viską žinau, bet man čia dar trūksta kažkokio niuanso ir noriu susitikslinti. Supratau, viskas, viso gero žinau. Būna ir tokių padėjimo atvejų, būna tokių konsultacijų, kada žmonės pasiruošia, krizių komanda apmokyta ir įmonė savo jėgom suvaldo krizę. Būna atvejų, kada tenka tirti kelias dienas. Tai yra dažnai susijęs su nelaimingais atsitikimais arba labai smarkiai žiniasklaidoje aptarinėjamais įvykiais, kurie labai liečia ir tikrai išmuša iš vėžių visą organizaciją ir sutrinka jos darbas. Tada intervencijų reikia daugiau ir ilgesnių. Tai būna labai įvairiai. Ir net jeigu telefonu mes išgirstam atvejo pavadinimą, kas atsitiko, atvejis atveju visiškai nelygų ir tai yra labai skirtingos situacijos. Tai gali būti nuo vienos dienos, nuo 1 pusvalandžio skambučio iki kelių dienų. O tarkim, jūs padedate šeimoms, kurios patyrė krizę, ar tik tai konkrečiai su organizacijomis bendraujate, ar galite ir šeimai padėti? Taip, mes galime padėti šeimai, bet kokiai žmonių grupiai, tik tai šiuo atveju nedubliuojam paslaugų su vaikų teisių ir įvaikinimo tarnybos mobiliosiom komandom, kurios vyksta į vietą, jeigu yra nukentėjęs vaikas. Nes šiaip mes dirbam su suaugusiais žmonėm. Tai jeigu tai yra šeima ir jeigu negauna pagalbos iš vaikų teisių tarnybos, tai tada taip mes galim vykti ir padėti. Dar įdomu, jūs užsiminėte apie tai, bet pasitikslinimui ir pasitvirtinimui paklausiu, kadangi projektą finansuoja Sveikatos apsaugos ministerija, ar tai reiškia, kad jie galbūt, ar jie iš viso gauna kokius nors duomenis, ar jie gali juos kaupti, ar kažkaip tai įmonė, kuri kreipiasi, galbūt gali būti tuomet tikrinama papildomai, nes ten kažkas nutiko, toks krizinis atvejas?
Ne, mes aišku, kadangi tai yra finansuojama ministerijos, mes privalom atsiskaityti už savo darbą ir mes atsiskaitome už atvejus, mes privalome pateikti kontaktinio asmens telefono numerį, bet atvejų aprašyme niekada neminim jokių įstaigos vidinių dalykų, vardų, pavardžių, tuo labiau kažkokių sunkumų apibūdinimo. Tiesiog atsiskaitome už savo atliktas paslaugas, ką mes darėme. Ir dar labai trumpai, Asta, jeigu turim keletą sekundžių ar minučių, ar būna tokiu atveju, pavyzdžiui, kai vadovai, tarkim, prašyti pagalbos kaip ir gėda, arba jis nenori, o kiti komandos nariai mato būtinybę ir nori kreiptis į mobiliąją psichologinių krizių veikimo komandą. Kaip išlaviruoti tokioje situacijoje? Taip būna ir mėginame išlaviruoti. Ir pradedame dažniausiai, ir kas pradedam nuo edukacijos. Nes žmonės psichologinę pagalbą įsivaizduoja kaip kalbėjimą būtinai apie jausmus, atsivėrimą, ašaras ir panašius dalykus. Kas vadovam ir apskritai vyrams gali būti labai mažai priimtina. Tai iškart noriu pasakyti, kad mūsų pagalba, krizinė pagalba yra tikrai ne apie tai. Krizinė pagalba sudaro du tokie elementai ir nepriklausomai nuo tada, kai mes atvažiuojam, tai yra pirmoji psichologinė pagalba, tai būtent apie saugumą ir kontrolės jausmą. Tai reiškia, kad labai kartais svarbu įgalinti žmonės patiem kažką daryti organizacijai įveikiant tą krizę. Mes daugiau kalbam apie veiksmus, mes labai mažai kalbam ir tikrai neskatinam jausmų, nors aišku, natūralu, kad jų būna daug. Atskirti, kas įvyko, edukacija apie tai, kaip suprasti tą įvykį, ypatingai jeigu tai savižudiškas elgesys, ir psichoedukacija, kaip savim pasirūpinti. Tai yra pagrindiniai elementai ir kai mes tai paaiškinam, kažkaip tos baimės dažnai sumažėja. Ir net jeigu ir nuvykstam pas tokius besipriešinančius, nes kartais ir darbuotojus, nėra buvę, kad mes pradėtume užsiėmimą ir jie neišbūtų iki galo, arba jiem nebūtų įdomu, ir jiem nekiltų klausimų ir panašiai. Tai čia daugiau turbūt apie stigmą psichologinės pagalbos. Mes dažnai ir vadinamės krizinę pagalbą, ne psichologinę pagalbą, nes šiek tiek skiriamės nuo to. Norėjau pasiteirauti ir apie darbuotojus, bet jūs kaip ir atsakėte, kad, tarkim, tas suvokimas turbūt yra netinkamas ir netoks iš tikrųjų, ką jūs sprendžiate ir kaip jūs padedate, o ne pasipriešinimas jūsų teikiamai pagalbai. Ačiū Jums labai, Asta, tikrai malonu ir įdomu pasiklausyti ir tikiu, kad visi išgirdo įdomių įžvalgų.